Norėčiau pakviesti pranešimui gerbiamą Vytautą Sinicą. Labadiena visiems, dėkoju už kvietimą ir labai konkretų kvietimą, paprašyta labai konkretaus pranešimo apie Ozolo pranašystės Europai. Neabejoju, kad Romualdas Ozolas visiems čia esantiems kažkokia prasme yra svarbus ir pėdsaką palikęs žmogus. Taigi, negaišdamas jūsų laiko, apie jį. Paviršinis Romualdo Ozolo skaitimas veda į paradoksus ir klystkelius. Menkai su jo mintimi pažįstamiems žmonėms Ozolas yra visų pirma arba tik sąjūdietis, arba prieš narystę Europos Sąjungoje pasisakęs euroskeptikas. Dauguma iki šiol braidžioja seklumoje, skaitydami Ozolo lozungais kaip politiką, ne kaip filosofą. Romualdas Ozolas nebuvo principinis Lietuvos narystės Europos Sąjungoje priešininkas. Jis teigia, kad lietuvių tauta ir ypač valstybei vadovaujanti politinė klasė nėra pasirengusios gyventi tokioje sąjungoje. 99 metais Lietuvos mokslo akademijoje jis piktinosi, kad, cituoju, dėl buvimo Europos Sąjungoje prasmės net nekalbama, tai laikoma nekorektiška. Ir retoriškai klausė, vėl cituoju, ar nelaikas mums užuot vien daužius Europos Sąjungos duris, pagalvoti ir pakalbėti taip pat ir apie kitokį sutarties dėl narystės Europos Sąjungoje pobūdį. Tai klausimas, kurio nedrįstama iškelti ir praėjus dar 20 metų. Tai lietuviškas politinis servilizmas neleidžia klausinėti tokių šventvagysčių. Būtent šis servilizmas lėmė Ozolo skepsį dėl pačios narystės Europos Sąjungoje. Ozolas buvo tikras, kad visuomenė ir politikai, įpratę tarnauti imperiniam centrui, o ne jaustis valstybės šeimininkais, šitaip elgsis ir atsidūrė naujoje sąjungoje. Dar daugiau, jis teigia, kad Lietuvos politinė klasė, esanti abejinga tautinio tapatumo, suverenumo, kalbos, nacionalinės kultūros išsaugojimo, tautos dorovės sampratos ir kitiems pamatiniams mūsų gyvenimo klausimams, kuriems kaip tik ir meta iššūkį narystė Europos Sąjungoje. Tai, kas yra viso labo problemiška būnant Europos Sąjungoje ir nesukelia pražūtingų pasiekmių brandžios valstybinės sąmonės ir demokratinių tradicijų tautoms, dėl lietuviškojo politinio servilizmo taptų ir, kaip matome retrospektyviai, iš tiesų tapo pavojinga. Galbūt 20 amžiaus pabaigoje Ozolas tikėjosi, kad situacija šia prasme gerės, tai yra, kad bręs mūsų politinė klasė. Po nepilno dešimtmečio 2007 metais jis jau matė, kad situacija kaip tik blogėja. Vėl jį cituoju. Komunistų kartą pakeitė ar dar tik keičia komjaunuolių karta, atsinešanti ir vieną naują bruožą. Brazausko laikų komunistai dar suvokė esant tautinių vertybių problemą, o Kirkilo komjaunuoliai yra visiški kosmopolitai. Savo sąmonėje jie jau yra įvykdę pasaulinę proletarinę revoliuciją ir gyvena pasaulyje be sienų, be nacionalinių kalbų, be moralės principų ir atsakomybės, ko iš tautinės valdžios reikalauja aiškiai lokalizuota ir tam tikrai sutartiniais principais paremta nacionalinė konstitucija. Citatos pabaiga. Šiandien gana aišku, kad jo išsakytas naujosios politikų kartos vertinimas pasitvirtino, o kosmopolitiniai ir nuolaidžiavimo polinkiai Lietuvos politikoje dar labiau išryškėjo. Simboliška, kad būtent 18-19 metų sandūroje Lietuvos valstybės tuomečiai vadovai, prezidentė ir Seimo pirmininkas per šventinius sveikinimus savo iniciatyvą vėl grasė tautai agresyvaus populizmo ir nacionalizmo baubais ir darė tai net būtent per grinai nacionalistinės prigimties valstybės išsivadavimo šventes. Romualdui Ozolui priešingai nacionalizmas yra tikrasis humanizmas. Tai vienas svarbiausių jo tekstų pavadinimas. Jis didžiavosi esąs nacionalistas, nors po 92-93 metų antisąjūdinės kontrarevoliucijos politikoje faktiškai buvo atkurta sovietinės nomenklatūros valdžia, o kultūroje įsitvirtino kosmopolitinio globalizmo tendencijos. Nacionalizmas netruko vėl tapti keiksmažodžiu. Romualdas Ozolas niekada nepasidavė šiai tendencijai ir nesileido stumdomas jos šalininkų. Nacionalizmas, suprastas kaip tautos suverenumo siekis, jam atrodė esąs paskutinis likęs žmogaus atspirties taškas ir atrama moderniame pasaulyje. Vienintelė veikimo programa, leidžianti iš tiesų būti žmonėmis. Ši tautos suverenumo ir jos narių buvimo žmonėmis jungtis
turbūt nėra savaime suprantama. Kodėl tik suvereni tauta apskritai egzistuoja? Laisvė yra būtina buvimo žmogumi sąlyga. Dėl to turbūt niekas nesiginčia. Tačiau laisvė visada dvejopa. Yra negatyvi individo laisvė bei išorinės prievartos rinktis savo asmeninio gyvenimo srityje ir pozityvi politinės bendrijos nario, taigi piliečio laisvė dalyvauti valdant save ir kitus. Tai yra priimant visiems galiojančius sprendimus dėl bendro gyvenimo taisyklių. Nuo politinės minties istorijos pradžios žinoma, kad žmogus nėra savo pakankamas ir gali gyventi iš tiesų žmogišką gyvenimą tik bendruomenėje, kartu su kitais žmonėmis. Žmonių bendrabūvis būtina žmogiškumui skleistis. Tačiau bet koks žmonių sugyvenimas reikalauja valdžios ir valdinių santykių. Šis santykis gali remtis arba prievarta, arba sutarimu. Tačiau šis pasirinkimas apskritai galioja, kai valdžios valdinių santykio klausimas sprendžia savarankišką politinę bendruomenę. Okupacijos sąlygomis tokios prabangos nėra. Valdžia nelaisvai tautai visada yra prievartinė. Nelaisvos tautos visada nelaisvas ir žmogus. Jis negali spręsti savo bendrijos likimo. Kad ir kiek laisvės jam būtų suteikta jo asmeninio gyvenimo pasirinkimams, taisyklės, kurios nustato tas jo laisvės ribas, bus priimtas jam nedalyvaujant arba nebent dalyvaujant kolaboranto sąlygomis. Nėra laisvo žmogaus nelaisvoje tautoje. Tai Ozolo politinio mąstymo pamatas. Todėl suverenumo atidavimas Ozolui niekada nėra lengvas ir savaime pakankamai pagrįstas sprendimas. Tik šioje perspektyvoje galima mąstyti Ozolo griežtą poziciją prieš stojimą į Europos Sąjungą. Kaip aiškina Ozolo bendražygis sąjūdyje profesorius Bronislavas Genzelis, vėlgi cituoju, Romualdas Ozolas yra iki šiol nesuvoktas ir neįvertintas politinis mąstytojas. Didžiausias jo rūpestis visada buvo tautos suverenumo klausimas. Pirmiausia, jam rūpėjo konkrečiai lietuvių tauta. Jis svarstė, kaip lietuvių tautai tapti ir išlikti savo likimo šeimininkę, keičiantis sąjungoms ir koks likimas laukia pačios Europos. Romualdas Ozolas nebuvo nusteikęs prieš Europos Sąjungą, bet prieš savanorišką suvereniteto atsisakymą, jos virsmą į naują imperiją. Citatos pabaiga. Skirti Europą ir Europos Sąjungą kaip absoliučiai skirtingus dalykus viena sunkiausiai išmokstam Romualdo Ozolo pamokų, kurią ir šiandien dar labai dažnai stringame mokydamiesi. Jeigu nacionalizmas yra naujasis humanizmas, kaip teigia Ozolas, tai globalizmas kaip jo priešybė yra žmogų nužmoginanti mūsų dienų ideologija. Globalizmas yra radikali doktrina, pagal kurią globalizacija yra skatintina, o nacionalinės valstybės turi netekti reikšmės, užleisdama savo vietą globaliems veikėjams, tarptautinėms korporacijoms, tarp vyriausybinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms. Žmogus savo ruožtu turi būti išlaisvintas iš tradicinių kolektyvinių tapatumų ir elgesio normų. Pasak Romualdo Ozolo, globalizmas ir Europos integracija kaip konkreti jo raiškos forma žmogų išvietina, nulaikina ir nukalbina. Labai ozoliški žodžiai, kasdien tokių neišgirsite. Išvietinimas reiškia, kad žmogus praranda ryšį su gimtaja žeme ir pasijunta pasaulio piliečiu. Nulaikinimas reiškia, kad prarandamas ryšys su tautos ir valstybės istorija. O nukalbinimas reiškia, kad prarandamas išskirtinis ryšys su savaja kalba ir paneigiamas valstybinės kalbos monopolis. Lietuvių tautai ryškiausias ir skaudžiausias turbūt yra išvietinimo poveikis. Lietuviai, emigrantų tauta išsivaikštanti po pasaulį greičiausiai iš visų Europos tautų. Pastaruosius kelis metus ta tendencija sustojusi, bet jos poveikis mums jau bet kuriuo atveju milžiniškas. Tai galima suvokti kaip grėsmę, kurią būtina įveikti, arba kaip neišvengiamybę, su kuria belieka susitaikyti. Ozolas nuosekliai kritikavo šią susitaikymo strategiją, paskutinį jo gyvenimo dešimtmetį itin plačiai paplitusią lietuvių politinio elito mąstymę. Globalios Lietuvos strategija Lietuva 2030, dabar jau sakytume 2050, yra susitaikymas su tautos išvietinimu įkūnijantis dokumentas. Jis skelbia, kad Lietuva yra visur, kur gyvena Lietuvos piliečiai, o dėl komunikacijų sklaidos susitraukusiame kabutėse pasaulyje, išlaikyti ryšį su valstybė ir gyventi visavertijos piliečių gyvenimą galima ir per atstumą, bet kurioje šalyje. Strategija kvietė kurti tokio gyvenimo globalioje Lietuvoje sąlygas. Ozolas baisėjosi tokiu projektu ir kvietė jį atmesti. Vienintelė realia tautos išlikimo strategija, laikydamas emigrantų grįžimą ir gyvenimą čia, Lietuvoje.
Vėlgi citata, tik atėjus į tą ar kitą vietą, tik įsivietinus galima kurti kultūrą, stiprinti savoją arba periminėti kitą. Bet periminėti kitą reiškia susinaikinti. Globalizmo siūlomas tautų išvietinimas Ozolui reiškia tautų naikinimą, o kartu ir žmogaus nužmoginimą. Visoje Ozolo kūryboje kartojasi konkretybės reikalavimas. Savo gyvenimus turime kurti ir pasirinkimus priimti čia ir dabar. Čia vadinasi ne bet kur, o savo žemėje, savo nenuosavybės, o tėvų žemės prasme. Tik tai supratus, pasaulis grįžta namo, vėlgi Ozolo frazė. Ozolui nepriimtinas dabartinis ES projektas, tačiau jam brangi ir net jo aukštinama pati Europa. Vėlgi cituoju. Tik Europa sukūrė tai, ko nesukūrė nie vienas kitas žemės kampelis. Žmonių bendryje, kuri buvo pavadinta etninė tauta. Tai kultūriškai konsoliduota bendruomenė, o tos konsolidacijos pamatas – tautos žemė, istorija ir kalba. Bendras istorinis likimas. Niekas, tik Europa, taip nuosekliai, su tokiomis kančiomis neištėlė tokio istorijos subjekto. Ir negalėjo niekas kitas iškelti, nes tik žemė plikomis rankomis purenė, bet dangų virš savęs matė ir mąstė žmonės, tai galėjo savo svajones paversti nacionalinėmis valstybėmis. Sunkus tas vilčių virsmo valstybė kelias, bet jis vienintelis. Nacionalinė teisė, tūkstantmetė Europos proto patirtis, išversta į tautos protą ir kalbą. Citatos pabaiga. Iš pažiūros paradoksalu, bet su kosmopolitinių tautų neigimu paties autoriaus pagristai tapatinama ES slepia savo priešybės, etninių tautų, jų kultūrų ir valstybių išradimą 19 ir 20 amžių europiečių eksportuota į visą pasaulį. Nors esamas ES projektas Ozolui atmestinas, nes nepataisomas, jos pagrindas, pasak jo beviltiškai skurdi vienmačio fizinio žmogaus samprata, po ES griuvėsiais slypi Europa kaip civilizacija, žmogiškosios kūrybos lobiais turtingesnė už visą likusį pasaulį. Šiandien pažangių žodynų vadintume tai eurocentrizmu. Dar 2012 metais Ozolas buvo įsitikinęs, kad, vėl tenka cituoti, Europos tautos jau šiandien rengiasi atsinaujinusių nacionalinių valstybių gyvenimui po Europos Sąjungos. Europos Sąjungai galimos alternatyvos, ji pati tai yra radikali transformacija, turinti mažai ką bendro su pirminiu pokario vieningos Europos projektu. Ko kartą buvo atsisakyta, prie to galima grįžti. Ozolas nelaidoja Europos, priešingai skelbė jos iškilimą ir būtinumą, nuo pirmiausiai visai kitokius nei kad kritikuojami Europos vienybės pagrindus. Pasak Ozolo, mes negalime gyventi niekaip kitaip, kaip tik europietiškai, o Europai reikia pabandyti atsikurti trečią kartą. Atvirumą Europai kaip civilizacijai galiausiai atskleidžia Ozolo požiūris į krikščionybę. Ir čia, manau, ne vienas gali nustebti. Cituoju Ozolą. Ką mums daryti tame toli civilizacijos kryžkelę nuėjusiame pasaulyje? Man rodos, mums reikia sparčiai baigti tai, ką tegul ir nenoromis pradėjome. Mes visų pirma turim baigti priimti krikščionybę. Užbaigti procesą vykusį jau Lietuvos Respublikos laikais. Leisti įsigalėti krikščioniškoje monoteizmui tiek, kiek jis pajėgus įsigalėti šioje tautoje, kartu kaip priešnodžio tikėjimo nirvanai reikalaudamas žinojimo nešamos kančios. Be krikščioniškojo tikėjimo negali būti europietiško žinojimo. Be katalikybės Lietuva niekada nesukurs tikro intelektualinio potencialo. O juk tik intelektas grįna tikėjimą ir kuria tautos dvasios brandą. Žmogaus gebėjimą iš metafizinės erdvės tikrumo sėkmingai nusileisti gyvenimo konkretumą, į visų jo formų realumą ir vėl pakilti į metafizikos teikiamą erdvinių ir laikinių pasaulio bendrumų aiškumą. Na, čia jau tikrai labai ozoliška kalba. Ilgą laiką spekuliuota Ozolo požiūrio į krikščionybę klausimu, bet nėra abejonių, kad krikščionybė Ozolui yra lietuvių tautos brendimo ir tikrosios integracijos Europoje programa. Romualdo Ozolo išvados ir pats žodynas 2 dešimtmečiais pralenkė laiką. Tai ypač akivaizdu kalbant apie Europos Sąjungą. Jau 1999 metais Ozolas pastebi, kad, cituoju, itin problemiškai Europos Sąjungos ateitis iškilo po to, kai nacijų Europos koncepcija buvo pakeista Europos nacijos koncepcija. Apie tai, kad Europos Sąjunga bus griežta federacija, pastaruoju metu prabilta labai aiškiai. Ar ne dėl federaciškai centralizuotos tvarkos ir sudegė rusų komunizmo idėja? Jeigu Briuselio koridoriuose tikrai įsitvirtins federalizmo idėja, ES projektą kada nors, drąsiai drįstu taip teigti, turėsime vertinti kaip labiausiai nevykusi po komunistinio pasaulio politikos paieškos projektą. Citatos pabaiga. Primenu, 99
metai prieš ketvirtį amžiaus. Sekantys Europos politikos naujienas žino, kad visa tai su kaupu išsipildė. Šiandien politikoje vykstant, jau gal kiek seniai, Brexitui, masiniai migracijai, nacionalistinių partijų iškilimui, apie kurį čia nesenai kalbėta turbūt visą mėnesį, o taip pat vis augant įtampai tarp ES lyderių ir JAV, kas vėl atsinaujins Trumpo pergalės atveju, jeigu taip nutiktų, Lietuvai vis aiškiau iškyla Ozolo teiginių įžvalgumas. Galiausiai Ozolas yra ne tik aktualus, bet ir optimistas. Nesitikėjot. Ar atsikovos teises nacionalinės valstybės, klausė jis. Į klausimą atsakau vienareikšmiškai. Taip, pridurdamas tos, kurios išliks. Citatos pabaiga. Kiekvienas laikmetis turi savo iššūkius ir mūsų dienų iššūkis yra globalizmas įvairiais savo pavydalais. Tarp jų ir ES pavydalų. Nacionaliniai valstybei vieninteliai tautų išlikimą ir politinį stabilumą laiduojančiai politinio bendrabūvio formai, jis grėsmingas, bet įveikiamas. Ir lietuvių tauta nėra pasmerkta išnykti globalizmo verpetuose. Ji turi visas sąlygas išlikti, bet privalo to norėti ir aktyviai siekti. Svarbiausia Ozolo pamoka apie Europą – tai, kad Europa ne ta pati jokiai vienai sąjungai, jokiai imperijai, jokiam kitam dariniui. Mes esame Europa ir niekaip negalime to atsižadėti, net jeigu norėtume. Kita vertus, neturime ir mėginti tapti europiečiais. Jais jau esame. Pagaliau Ozolo pranašystė Europai – visos sąjungos keičiasi ar išnyksta ir ši sąjunga kažkada keisis arba grius. Europa buvo ir bus, joje gyvuos Europos tautos. Tos, kurios išliks. Ozolai svarbiausia buvo, kad tarp išliekančių tautų būtų ir lietuviai. Mums po jo lieka daryti viską dėl to išlikimo. Ačiū.